Sveiki visi. Tai antrasis mano Real Steel išlikimo video ir šiandieną mes tęsime mūsų darbą. Taigi dabar aš toliau kasinėjusi ir galvoju rasti kokių gerų dalykų. Bet, kaip matau, čia nieko gero nėra. Taigi aš toliau eisiu ieškoti kitos vietelės, kur galėčiau normaliai kasinėti. Štai jau diena, bet lietus dar lyja. Pabandysiu kasinėti čia. Gal kažką rasiu. Na, jei jums patinka mano šitie video, kur aš kasinėjusi, ieškau visokių blokų, o po to gaminu robotus, spauskite ant šitą video ir ant mano praeito video like. Be to, aš žinoma kursiu daugiau epizodų iš šitos dalies. Čia dar tik tai antrasis. Žinoma, kai pagalvoji, čia tik paprastas išlikimas, bet iš tikrųjų taip nėra. Aš bandau kurti kuo įdomesnį šį video. O, metalų. Iš tiesų labai daug. Bandykime kasti toliau. Gal dar kai ko rasiu. Na, šios video galvoju kurti kiekvieną epizodą kas savaitę. Vieną epizodą jūs jau matėte. Ir taip turbūt bus visada. Video kelsiu kas savaitę. Ir jeigu aš darysiu daug video, tai tikrai nemažai jų ir išeis. Na, bet jei jums atsibodo, kad aš keliu šios video, parašykit į komentarus, aš įkelsiu kokį kitą video. Na, dar turbūt apie Real Steel. Ir manau, jog jūs susidomėsite ir tuo kitų video. O čia irgi nebuvo labai gerai.
Na, štai daryti tą moterį. Dabar galiu kasti toliau. Visai nebelieka akmenų, tai kaskis į apačią. Štai čia degau. Na štai, aš dasikasiau iki tos vietos ir suradau, skrynia. Čia tai radinys. Šitų man reikės. Raudonakmens. Tai labai gerai, nes kadangi nelabai bus įdomu, jeigu bus susvirtim robotai. Taigi, kodėl mums nepabandžius padaryti iš raudonakmens. Čia, kaip matau, mob spawneris. O čia irgi yra gerų dalykų. Ir ką mes čia radom? Žvyrą turbūt, titnagą. Na, tai va. Galime grįžti ir čia buvo metal. Kaip aš manau, taip. Taigi išties man pasisekė, kaip matote. Radau netgi 2 skrynes ir 9 geležies. Šituos susidėkime ir viso gero.